Sveiki, aš esu Mantas, interjero dizaineris, architektas. Paskutinis 6 savo darbinius metus specializuojuosi konkrečiai tik į interjero projektavimą. Taip pat esu dizaino grupės vadovas, kur kiekvieną dieną savo klientam kuriam svajonių namus, biurus. Kaip minėjau, viskas prasidėjo nuo architektūros ir jau architektūros praktikos metu dažnai tekdavo daryti vizualizacijas. Tos vizualizacijos, reiškia, tie 3D vaizdai būdavo eksterjero arba interjero. Taip susiklostė, kad interjero vizualizacijas tekdavo daryti vis dažniau. Jos turbūt patikdavo klientam ir atsirado poreikis tas vizualizacijas paversti realybę. Taip atsirado techniniai brėžiniai, važinėjimas į statybas, bendravimas su meistrais ir visiškai natūraliai gavosi visas pilnas interjero projektas. Mūsų darbe labai svarbu suprasti, kad kiekvienas arba didžioji dalis mūsų klientų vykdo vieną iš savo didžiausių arba bene didžiausių gyvenimo planų. Jiems tas sukelia daug streso, daug problemų, kartais jie nemoka išsakyti, ko nori, arba jie netgi patys nežino, ko nori. Bet manau, kad nėra situacijos, kurios neišspręstų nuoširdus bendravimas su klientu. Aš pats esu visiškas kaunietis, aš čia gimiau, užaugau, mokslus baigiau, vedžiau, kaip minėjau, dukra mano čia gimė ir mano verslas visas vyksta praktiškai aplink Kauną. Ir netgi jeigu kažkurio savo gyvenimo etapus esu suplanavęs praleisti kažkur, vis tiek manau, kad dauguma gyvenimo suksis aplink Kauną. Kaunas yra gana koncentruotas miestas, didmiestis, bet galima išvengti kamščių. Tas miesto kompaktiškumas leidžia taupyti laiką. Kauniečiam arba atvykstančiam į Kauną rekomenduoju niekada negulėti, nesėdėti, svarbiausiai kažką daryti, net jeigu ir tas dalykas nėra jūsų svajonė, labai dažnai kažko darymas priveda prie kelio, kurį jūs iš tikrųjų norite daryti.